jūs ir Tomą. Aš jūs pažįstu pakankamai senai. Galbūt tai buvo pati ta kibirkštėlė jūsų pažinties su manim, mano akivaizdai. Bet aš mačiau tą nueitą kelią. Tai buvo tikrai be galo prasmingas, žavingas, įdomus, kupinas meilės, aistros ir supratimo kelias. Aš dabar matau senelius, matau giminaičius, matau piršlius ir matau, ant ko yra statoma šeima, kokios yra vertybės, ant kokių pamatų. Tai negali nejaudinti, nekirbinti širdies. Gerbiamieji, aš noriu, kad jūs tas tradicijas, tą visuomeniškumą, tą supratimą, tą toleranciją, tą išmintį puoselėtumėt, pasisemtumėt iš jų, konsultuotumėtės, būtumėt kartu, bendrautumėt ir neprarastumėt ryšio su savo giminė. O kas svarbiausia jums, kad aistra, tas deginantis, svaiginantis žvilgsnis, tie kibirkštėlės akise niekada jums nedingtų, būtų nuolatiniai jūsų palydovai. O šypsena, kuri tirpdo atstumus tarp žmonių, nesantaikas, nesusipratimą, visą laiką jūs lydėtų visą gyvenimo kelią. Tai ne vien tik tai yra meilės supratimo garantas. Tai yra kelias į sėkmę. Ir ne vien tik tai kelias. Kelias.